Vieną šaltą, bet labai gražią žiemos dieną, vasario 12-ąją, vaikščiodama po savo dvarą, pavaldiniams pareiškiau pakviesti mano auklėtinius į VIP vakarėlį, nors vieną kartą per 12 metų. Kiek būta pykčių, norint užimti geresnę vietą salėje, šį kartą priekyje. Bet draugystė nugalėjo. Mano vaikai labai sunkiai dirbo ir dirba, ruošdamiesi egzaminams. Labai norėjau juos pralinksminti ir įkvėpti ateičiai. Matau, kad mano pasiūlymas jiems patiko. Visi labai skuba, siekia sukaupti kuo didesnį žinių bagažą, įgyti praktikos. Yra ir kitų, kurie patogiai leidžia laiką. Bet atsipalaiduoti nuo rutinos mėgsta visi. Surinkau visus iš visų kampų, net garažų. Juk reikia pinigėlių mokslams. Sveiki atvykę į Sigitos grožio namus. Labą dieną. Labą dieną. Pasirūpinau, kad į šventę atvyktų visi gražūs ir laimingi. Juk liko tik 100 dienų. Ar pasiruošęs? Ir štai jie, kaip gražiai nuaugę, malonu akiai. Pasilinksminkime kartu.